Labutis, ir ką tai čia turim? Panašu, kad aukštėliau yra dar vienas rapsodietis. Čiagi šlovingasis rapsodiečių šamanas. Tai pasisekė. Jau geriau grįžt su gydytoju. Padėkit. Kas nors gelbėkit. Ne. Ne? Nebe tas amžius. Tai nieko gero nežada. Nagi, eisi su manim senasis rapsodieti. Kad gal ne. Nieko nebus, durys užklijuotos. Reikia ten kaip nors patekti. Nejaučiu rankyčių ir kojyčių. Net plaukų nejaučiu. O, siaubė. Čia tavo kaltė. Žinau, Vendė, bet leis man pasiaiškinti. Kalbėk su mano bėda, brangutė. Jūs ką juokaujat? Jau kartą tavim pasirūpino. Antras kartas nemeluoja. Liaukis, Vendė. Negaliu. Per tave pavirtau kažkokiu, nežinau, ateiviu. Tokiu atveju džiaugis kol gali. Už ką tai? Na, o dabar prie reikalo, tu eisi su manim. Lažinamės. Man atrodo, ši bjaurastis jau ir taip čia užsibuvo. O atgavai savo galias? Nežinau, dar neišbandžiau. Gal leisi pabandyti dar kartą? Tik šį kartą iš visos širdies. Puikiai pasidarbavai, aukselį. Ačiū, bet ir tai buvo aišku, kad nepralaimėsim. Tikrai? Aha, juk du rapsodiečiai geriau nei vienas. Gal pabandom dar kartą? Tik šį kartą teisingai. Manęs neklausk, aš noriu naujo partnerio dabar. Tadam! Įspūdinga. Na žinoma, dėl to, kad aš jai padėjau, visą laiką sakiau, ką daryti, tiesą sakant, visas šis projektas mano nuopelnas. Kas, ko juokėtės? Čia dabar, ar jį vis dar turi tavo galias? Ne. Bet šie rapsodietiški flomasteriai nuostabus daiktas, ar ne? O taip, tikrai.